7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki krepšinio mylėtojai, pirmiausia su nepriklausomybės atkūrimo diena, mylėkim ir saugokim, didžiuokimės mūsų šalimi, o šią savaitę komentatorius ir žurnalistas Jonas Lekšas vėl kalbės apie krepšinį, vėl prognozuos rezultatus ir pradėsiu jau nuo trečiadienio rungtynių. Vilniaus Rytas grįžta į Čempionų lygą, grįžta po pralaimėjimo Kauno Žalgiriui namuose, bet dabar svarbiausias akcentas vilniečiams kovo mėnesį būtent yra kovos tarptautinėme lygmenyje. Stambulo Galatasarajus patikė grupėje, staigmenų nugalėjo Malagos Unikaką, tai reiškia, kad Rytas tikrai neturi teisės klysti Manisoje, kurią sutriuškino namuose, bet Giedrius Žibėnas iš karto po pralaimėjimo Žalgiriui siuntė žinutę savo žaidėjams, perspėdamas, kad laukia labai sunkios rungtynės Turkijoje ir tikrai labai lengva pasigauti, iškovojus lengvą pergalę namuose, po savaitės galima kažkiek ir atsipalaiduoti, bet to daryti nevalia. Manisa, nors ir labai sutrumpėjusią rotaciją, nors ir palaidoja sezoną Europoje, Kazys Maksvytis tikrai norės įkasti Rytui, vis dėlto prognozuoja vilniečių pergalę 80 taškų persvarą. Eurolyga grįžta į Kauną, reikia pasimėgauti, pasidžiaugti, kadangi šį sezoną bent jau reguliariajame sezone liko tik 2 tokie kartai, jeigu Žalgirio sezonas baigsis be įkrintamųjų, tad tikrai tik tais 2 kartai Kaune ir dabar atvyksta Paryžiaus komanda, kuri irgi kovoja dėl vietos bent jau įkrintamosiose, teoriškai Žalgiris dar gali pagauti šią komandą turnyrinėje lentelėje, mus skiria 3 pergalės, jeigu pavyktų įgauti tarpusavio pranašumą, liktų 2 mačai. Ir žiūrint Žalgirio tvarkaraštį, ne viskas atrodo taip tragiškai, bet Žalgiris pats turėtų gerinti savo žaidimą, kad sugebėtų per likusius 6 mačius laimėti 5 kartus, ko reikia patekti į krintamąsias. Vis dėlto namuose galvoju, kad tokia komanda kaip Paryžių turėtų žalgiriečiai susirinkti, kaip sakoma, ir įveikti. TJ Shortas ten yra pagrindinis variklis, bet antroje sezono pusėje Thiago Splitterio kariauna jau po truputį leidžiasi į apačią. Žalgiriečiai po pergalės prieš Vilniaus Rytą turėtų būti motyvuoti, turėtų būti užsikūrę, pajutę savo pasitikėjimą jėgomis, tad prognozuoja Žalgiriui pergalę 5 taškų persvarą. Eurolygoje šią savaitę tikras desertas Graikijos grandų susitikimas prieš sezoną tiek prie Olympiakos, tiek Panathinaikos buvo piešiamas Eurolygos finalas ir ten susitikimas. Dabar iš šiandieninių perspektyvų irgi atrodo, kad penktadienį galima pamatyti potencialų finalą, kurį stebėsime Abu Dabyje gegužės mėnesį. Taikos ir draugystės sporto rūmai prie Olympiakos žygiuoja link pirmosios vietos reguliariajame sezone, užtikrintai pastaruoju metu pagavę gerą formą, net ir be Tomaso Vokopo, vis dar neturėdami Keenano Evanso. Seibanas Lee debitavo, bet pagrindinių smūgių ten griežia Saša Vezenkovas, priekinėje linijoje Milutinovas su falu. Tikrai įspūdingai atrodo Olympiakos pastaruoju metu, Evanas Fournier taip pat nuostabus. Nigelas Williamsas Gosas gerai įsijungęs, kai Vokopas iškrito. Tuo metu Atėnų Panathinaikosas sprendžia savo problemas be aukšto ūgių, iškritęs dar visi Jurcevenas, Lesoras turbūt nežais iki pat finalo ketverto. Evenianas Gabrielis atvykęs visai neblogai įsiliejo, bet šita komanda yra vedama Kendriko Nano, Kostos Luko, šita komanda yra apie gynėjus, bet turbūt penktadienį mažai bus kažkas apie taktikas, bus daugiau apie emocijas aikštelėje, tai yra derbio atmosfera ir Olympiakosas nors yra labai sunkiai pažeidžiamas namuose, bet Pavo derbėse kol kas sekasi sėkmingiau. Erginas Atamanas sugeba motyvuoti savo komandą prieš Olympiakos ir galvoja, kad Atamanas rodys savo 2 kumščius ir Pavo išsiveš pergalę iš Pirėjo. Savaitgalį uždarau dvikovą Lietuvos krepšinio lygoje. 7bet Lietkabelis Panevėžyje priima Vilniaus Rytą. Pastaraisiais metais tai tikras desertas. Taip, faktas, kad emocijų tose rungtynėse visada būna nemažai. Visi atsimename ir Dariaus Gudelio ir Nenado Čanako tą epizodą, nuo kur turbūt ir užsikūrė ta didžiulė priešpriešą, nors kaip ir interviu man Darius Gudelis sakė, kad nieko ten rimto neįvyko, jie dabar palaiko gerus santykius. Lietkabelis po praėjusios savaitės stebuklo Utenoje pabandys pratęsti tą pergalių savo seriją ir prieš Vilniaus Rytą, kuris, kaip jau sakiau, akcentuoja dabar kovas tarptautinėje arenoje. Vis dėlto Vilniaus Rytas tikrai demonstruoja žymiai stabilesnį, žymiai solidesnį krepšinį, tad tikėtis dar vieno stebuklo Panevėžyje 7bet Lietkabelis gali, bet aš abejoju, kad jis įvyks. Manau, kad Vilniaus Rytas rezultatyviose rungtynėse iškovos pergalę 6-9 taškų persvarą. Nu ką, po praeitos audringos savaitės, šią savaitę 4 mačai mano akiratyje, vis dėlto krepšinis labai įdomus, tarptautinėse arenose vyksta lemiami susitikimai, tad
Ir toliau judėsime su krepšinio prognozėmis, artimiausiu metu susijęsiu ir su Vaidu, pakalbėti apie krepšinio reikalus, ten irgi įdomus dalykai tarpusavio dvikovoje vyksta. Tad sekite mano kanalą ir iki kitų kartų.